Matrica aižėja ir nyksta. Dauguma šios planetos žmonių negali galvoti savarankiškai, todėl aklai seka paskui minią arba vyraujančias tendencijas. Jie užprogramuoti taip elgtis. Matrica juos programuoja, bet jie to nesuvokia. Jei jūs prabudote, tikriausiai klausinėjate savęs, kodėl žmonės taip elgiasi. Kam pasaulyje šios žmogžudystės, karai, sugriovimai? Tai matrica valdo žmonės, kurie neturi ryšio su dvasia. Mes visi gyvenimo žaidėjai, bet tik nedidelė dalis žmonių yra tikri žaidėjai. Tikrasis aš arba aukštesnysis aš yra žaidėjas, o jūsų fizinis kūnas, jūsų ego, tik personažas gyvenimo žaidime. Išmokite žaisti šį žaidimą. Priešingų atveju žaidimas, gyvenimas žais jumis. Jei jūs klausote ar skaitote šį pranešimą, jūs vienas iš nedaugelio žmonių, kurio sąmonė nuskaidrėjo dar būnant 3 matavimo erdvėje. Jei jūs jau atsibudote, turite visas galimybės išsivaduoti iš matricos sistemos, kuri daro įtaką visoms žmogaus gyvenimo sferoms. Matrica darys viską, kad tik grąžintų savo jūsų realybės kontrolę. Bet jums reikia būti sutelktiems, juk jūs jau spėjote pasiruošti šiems laikams. Mes esame dvasinio karo būsenoje, o daugelis žmonių net nežino, kad jie yra pačiame to karo centre. Vyksta šviesos ir tamsos mūšis. Tamsieji darys viską, kad tik išlaikytų žmonės savo kontrolėje. Veiksmingiausias jų ginklas – baimė. Bet kadangi žmonėje kolektyviai bunda, uždanga darosi vis plonesnė. Kuo daugiau žmonių prabunda, tuo silpnesnė matrica. Ir tamsieji iš paskutiniųjų stengiasi susivokti, ką daryti toliau. Jie griebiasi bet ko, kad tik sustabdytų matricos griūtį. Todėl aplinkui matome daug tokių įvykių ir dalykų, kurie gali trikdyti ir gąsdinti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vyksta griovimas, bet iš tikrųjų tai yra neišvengiamas apsivalymas. Tai, kas sena, turi būti pašalinta, kad atsirastų vietos tam, kas nauja. Senoji sistema, kurioje jūs statėte savo gyvenimo rūmą, jūsų santykiai, jūsų įsitikinimai, pagaliau jūsų senoji asmenybė, ima griūti. Jūs suprantate, kad neįmanoma grįžti į ankstesnius rėmus. Matrica – tai iliuzija, bet ji buvo pažįstama, tam tikra prasme sava, o dabar jos jau nėra. Daugeliui matricos nykimas skausmingiausias pabudimo proceso etapas. Jūs prarandate ankstesnę savo paties versiją, senus draugus, net senus įsitikinimus. Kartais tai tolygu visko, ką jūs anksčiau laikėte tiesa, krachui. Bet šioje suirutėje pradeda ryškėti nauja tiesa. Matricai irstant, grįžti atgal jau neįmanoma. Iliuzija, kadaise laikiusi jūs savo valdžioje, nyksta ir jos vietoje ryškėja naujoji realybė. Tik ji ne visada guodžia. Kartais ta naujoji realybė atrodo dar chaotiškesnė, labiau neapibrėžta, labiau slegianti negu ankstesnis gyvenimas. Jūs pradedate matyti tiesą, matyti tai, kas slypi už žmonių žodžių, už sistemų, už paties gyvenimo audinio. Jūs liaujatės laikytis trimačio pasaulio taisyklių. Jūs nesistengiate eiti tais keliais, kuriuos nutiesė kiti žmonės. Jūs suprantate, kad vienintelis kelias, kuriuo jums reikia eiti, tai jūsų paties pasirinktas kelias. Tai ir išlaisvina žmogų, bet kartu ir kelia baimę. Atsisakę matricos taisyklių ir ribojimų, jūs įgyjate teisę kurti gyvenimą pagal savo taisyklės. Tik turite kurti jį neturėdami draudimo poliso
ir neturėdami iš anksto nustatyto maršruto. Išsiveržę iš matricos, jūs iškart pradedate gyventi naujai. Pradedate orientuotis į savo aukštesnįjį aš. Jūs jau negalite taikstyti su tuo, kas netitinka to, kas jūs iš tikrųjų esate. Keičiasi jūsų žodžiai, veiksmai, santykiai su kitais. Jūs pradedate matyti tai, kas slypi po reiškinių paviršiumi. Smulkes gyvenimo detalės, sinchroniškumą, dėsningumus. Visa tai dabar įgyja prasmę, tarsi kažkas būtų įteikęs raktą gilesniam būties slėpinių supratimui. Ištirpus matricai dažnai užgula tuštumos jausmas. Tai laikas, kai jūs plaukėte tarp dviejų pasaulių. Už savęs palikote senąją realybę, o naujoji dar ne visai susiformavusi. Šiuo metu jūs mokotės pasitikėti procesu. Jūs žinote, kad transformacija užima laiko. Pasaulis, kuriame jums lemta gyventi, formuojasi jau dabar, nors jūs to dar nematote. Naujas būties būdas, aukštesnių dažnių vibracijos. Ir jūs jau neįsitenkate rėmuose, į kuriuos visuomenė bando jūs įsprausti. Jūsų jau nepykdo ir neužgauna reakcijos tų žmonių, kurie vis dar yra matricos nelaisvėje. Nesuprantate, kad jie taip kalba ir taip elgiasi nesąmoningai, nesuprasdami. Jūs matote tikrovę per tiesos prizmę, o daugelis žmonių net neįsivaizduoja, kokia ji ta tikra tikrovė. O jūs mokotės gyventi pasaulyje, kur matrica jau nevaldo jūsų. Dabar prieš jūs vienintelis kelias, kurį patys sau tiesiate.